Sveiki visi. Tai šiandien gaudom elektrėnų mariose, pirmą kartą žiemą elektrėnų mariose. Tik atėjom, pasidarėm keletą kečių, pajaukinau su matiliu ir dabar bandysiu kažką pagaut. Pirmas seketas. Varom. Neverk, pagulėk jiem. O, turiu iš karto. Ką? Jo. Nu, bet ant tokio gylio tai čia 4 mostai rankų. Kaip net 5 labiau. Kaip valas painėsis, kaip nervos mane. Ir pas mane yra. Ką tokia? Karščio norėtų. Jo, galėtų būt karščio, bet čia labai šviesus kažkokie šitie ešeriai. Varžybėlių? Ką tokia? Varžybėlių? Davai, varžybos, gerai. Bet aš filmuosiu, tai man plus 5 žuvytės iš karto. Gerai. Pagal svorį ar pagal vieną? Nuspręsim vėliau. Persinorėjau varžybauti. Nebekimba. Na gerai, bandom kitą. Štai. Kaip čia dar vienas mazgas atsirado? Aš nesuprantu. Tokie variškai. Nu, pasmėdį, nežinau. Nemoku žiūrėti matyti. Bet tai niekada nebūdavo taip, dabar du kartus. Nes gylis. Išsimetam valą ir dėl to. O, pagaliau. Jau atrodo kažkas geresnis. Ai, šerys. O, Švėris. šitas jau kaip 2 ešeriai paprasti. Jau kaip 2 paprasti ešeriukai. Iš tos sakėtės? Ne, šitas 2 pas tave. Sversim. Nu, kol kas, manau, to lygiai einam. Kibimai 0,5 metro nuo dugno. Oho. Nu. Nu, vat kaip? Mazgai. Sen čia nesąmonė vėl plyšo. Varžybėlės? Dabar su ilgesniu sargeliu būsiu.
O, iškart kažkas didesnė. O, Nu, kaip didesnė, gal ne, gal aš suklydau biškelį. milžinas šitas tai tikrai. Nu, kol kas man atrodo didžiausia šiandien. Ne, man atrodo nugaina. Nu, ir užsipainė visas balas. Aš išmečiau meškerytę ir girdėjau, kaip visas valas susipynė. Dabar nuėjau, pavalgiau. Žodžiu, kas gaunas? Tik tai maži ešeriukai. Nėra, kad jų daug. Nežinau, jau tikrai įpusėjo žvejyba. Nežinau, pradėjom gal kokią po 9. Dabar 1. Tai... Nežinau, aš gal 2 ešeriukų pagavau per tą laiką. Nieko įspūdingo tikrai. Nežinau dabar, kokį 2 minučių pertrauką buvau pasidaręs. Gal kas ką ir pagavo įdomesnio, bet nemanau. Gylis, kur gaudėm apie 5 metrus buvo. Gal 5,5. Tai, sakau, geras būdas pasitreniruoti visus mostus ir ištrūkimo į vėželės. Bet taip pat ir labai suerzino, nes jau 2 kartus plyšo ir daug mazgų užsirišo. Tai sakykime, čia treniruotė. Labai noriu šį sezoną dalyvauti varžybose, noriu inkiliuko. Gerai, varau ir tęsim toliau žvejybą. Žodžiu, realiai viskas iš vienos į kitas. Per kitas, kai vaikščiau, nieko nebuvo, nieko nedarau. Visas jaukinau, kai kurias su matiliu, kai kurias su jauku. Ten, kur matilius, ten bent biškį buvo kažko. Ten, kur su jauku jaukinau, ten nieko. Tai va čia realiai pati pirmoji kitė, kurią aš pajaukinau, jinai labiausiai veikia iš visų. Tuoj prasuk kelt kivim buvo. Bet mazinu. Bet vieną ešeriukai. Ne vienos kojos, ne vieno puskarščio. Nieko. Ne vieno pūgžlio. Tik tai ešeriukai. Tas broliai irgi tas pats, irgi tik ešeriukai. Irgi panašiai išmerė. Tai faktas, kad nekimbo, kai ant aviželės nieko nėra. Ir kas kažkiek laiko tiesiog mažą žiupsnelį į akį įmetu. Nors gylis didelis, tai kol nusileis, bet anksčiau ir vėliau vis tiek pasiekia. Nu ir kažkiek pajaukini tą tašką. Vėjas pasikeitė. Dabar iš šono. Anksčiau buvo iš nugaros. Praėjau visas eketės, gal kokį, nežinau, 15 kačių praėjau, kuris prieš tai buvau padaręs ir pajaukinęs. Tai visi visiškai tuščia. Grįžau čia dar dajaukinau biškį su matiliuku. Biškį tuščia buvo. Ir dabar vėl prie priskibimo buvo, du realizuoti.
Lūpos pradeda šalt, aš nesuprantu kodėl. Pradeda lūpo šalt. Ir tada šnekėt. Juokingai pradeda šveplot. Žodžiu, čia ką gavus prigaudyt. Apie 2,8 gal kažkas tokio. Čia labai mažai. Ne, tai čia jie tokie. Žiūrėk. Tau parodyt mano bonusą? Žiūrėk. Čia bonusas, ne sakai? Dviem rankom. Dviem rankom. Самый крупный. Supras bonusas. Вау. О, Вау. Вот так и брали бы, то хер с ним можно сели. О, сейчас. Окей. Ага. Okei. Ну, Okei. Vaikinas. Čia pagavai? jo, čia iš Nu gerai, ateina. Ne, bet kibo tokie mažyčiai, gal 3 tokius mažyčius pagavau. Na, jau prie tos akėtės. Aha. Ten nieko grįžau ir tada šitas iškart. Aš pakeičiau 15 keičiau. Ne vienai nieko nekibo, grįžtam prie savo tas. Kimba. Jo, bet išmano. Žodžiu, tokia va žvyba gavus neilga. Brolis tikrai gražą ešerį pagavo. Bet tik vieną. Ir aš nesuprantu, vieną ešeriai. Manau, jeigu imti rezultatą dėl brolio bonuso, gal bus vienodai. Bet manau, kad brolis vis tiek kokių 5 gramų daugiau pagavęs bus. Žodžiu, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ir iki kitų video. Čiau.